Sveiki tamstos. Šiandieną siuntinukas iš Tiny Dealo. Kaip ir visada, Tiny Dealas labai smagiai atsiuntė per kelias savaitės. Nuostabu. Ir mes turim kempinėlės. Bent jau video man patiko jas labai, nes rodo, kad praktiškai viską galima nuplauti. Na, iš esmės nieko čia ypatingo. Kempinėlė su švitriniu popieriu išoriai, bet pakankamai gerai padaryta iš tikrųjų. Neskilinėja nieko. Prie ūkio pravers. Yra ir Lietuvoje turbūt apipirkti senukose, bet, kaip sakant, iš Kinijos negi kartais paprasčiau nusipirkti. Išbandysiu, parašysiu, jeigu kas blogai, kad nepirkit, bet šiaip sakyčiau, už tokią kainą ten linkę description'e galite pažiūrėti, tikrai nebrangiai kainuoja, gal ir verta visai užsisakinėti. Pakankamai kokybiškai padaryta. Važiuojam toliau. Turim dėžutę ir viskas, daugiau nieko čia. Ką mes čia turim viduje? O, čia šitas fainas dalykas. Turim dar mikro LT kortelę už kelis eurus, visai papigiai, 8 gigai. Reikia tiesiog kartais fleškės kažkokiam failiukam pastoviai laikyti. Už kelis eurus dabar galime nusipirkti, tai įsimečiau, kaip sakant. Ir turiu čia degtukas mano Xiaomi kamerai, kad nesusibraižytų objektyvas. Taip, ir turim instrukciją šitam kietam daiktui. Taigi, važiuojam. Čia kažkokios atsarginės dalis turbūt. Ir čia yra video kamera, nuotolinė, ar kaip čia pavadinti. Prisijungiat prie telefono netgi ir galit filmuoti nutempę laidą kažkur tai. Nežinau, naudoti ar kaip slaptą kamerą, ar tarkim mašinai kažkur lyst pasižiūrėti, kur neprieinant. Žodžiu, visai įdomus dalykas. Kas faina, kad turi čia mažas LED lemputės, taigi dar ir pašviečia. Nu ką, reikia išbandyti. Dar nejungiau, nežinau kaip čia jungsis ir sudėtingai. Čia, kaip matau, reikės atsisiųsti kažkokį appsą. Bet, kaip sakant, reikia išbandyti, ar veikia, nes po to nežinosit, ar galima pirkti, ar negalima. Aha, prisijungia čia lemputė, bet kol kas nieko nevyksta. Reikia atsisiųsti appsą. Na, turbūt čia kitaip be QR kodą man neišeisiu instaliuoti. Reikia QR kodą. Na, sekundėlę aš susiinstaliuosiu viską ir grįšiu. Na va, nuskanavau linką, darė kažkas ne to, ką reikia, bet aplikacija siunčiasi. Siunčiasi pakankamai ilgai, turbūt nemaža. Žiūrėsim, ar dirba. Šiaip rezoliucija rašo HD, bet 640x480. Jeigu telefoną prijungia 640x480, o jeigu prie kompiuterio, tada Full HD. Ne Full HD, o HD. Apžiūros kampas 66 ir 4 cm. Arčiausiai, ką galima filmuoti. Atsparus vandeniui. Šitas irgi faina. Palaiko Androidą, Windowsus, o iOS-ą turbūt nepalaiko. Na, baigė čia mūsų siųstis, instaliuojamės. Tokia trumpa instrukcija, bet turbūt nėra čia ką daugiau žinoti. Endoskopas programa. Ar taip vadinasi? Taip pat yra kabeliukas, kur galite pasijungti kompiuterį. Šiandien bandysim ant telefoną. Telefoną turbūt labiau reikalingas.
išmetė kažkokią, bandom iš naujo pasileisti. Reikia pirmą ištraukti. Missing Internet Permission in Android Manifest. Ko iš čia dabar nori, kaip tai suprasti. Žodžiu, šiek tiek atsijungiu, bandau pasileisti ir greit grįšiu. Na, pagaliau išsiaiškinau šį beitą. Teko grįžti prie mano Samsungo. Esmė tame, kad ne visi telefonai palaiko išorinės kameras. Kai kurie gamintojai tiesiog tai yra užblokavę. Kiek supratau, tas mano kinietis nepalaiko to filmavimo. Tai žodžiu, prieš perkant gerai būtų pasiklausti konkrečiai, ar šitam jūsų modeliui realiai tinka šitą kamerą. Taigi, čia atsargiai su to. Prasibandžiau su savo S7, kaip ir viskas veikia. Galim pabandyti. Leidžiam appsą ir dedam į USB jungtį. Klausimas, tikrai tas. Ir mes turim jau kažkokį vaizdą. Taigi, kaip sakiau, šviečia lemputės. Ir žiūrim, kaip šitas mums atrodo. Vaizdelis toks. Matot, netgi raidės išskaityti pakankamai gerai galima. Taigi, kaip super. Daikčiukas. Laidas pakankamai ilgas, keli metrai. Galima praktiškai viską pasidaryti. Kur ką reikia. Įlysti ir pasižiūrėti, kas įdomina. Galima taip pat fotografuoti. Jungiu. Tai va, galima fotografuoti ir filmuoti taip pat. Ir išsiaiškinau, kasgi čia pas mus yra per... Ir ko aš jau užlūžo tą programulką. Na, žodžiu, programulka tai tokia nelabai man patiko. Kažką paspaudžiu ir sustoja man visas. Išsiaiškinau, kas čia yra. Čia iš esmės galima prisimontuoti šitą daiktą prie pačios kamerytės. Jungiam prie pačios kamerytės. Tiesą sakant, dar nežinau kaip. Bet čia yra kabliukas kažkokiem daiktam paimti. Jeigu kažkur užkritęs yra, galite iš kamerytę, matot kur kabinat ir paimti tą daiktą. O čia yra mažiukas magnetukas. Tarkim, įkrita kažkokia tarpelį, kur negalite pasiekti. Kad yra kčiukas kažkoks tai. Kamerytę prisikabinat. Turbūt kažkaip tai su šito laikikliu turėtų eiti. Įsimontuoti. Šis tokio. Tai va, ir pasiėmė. Išsitraukė tą daiktą iš kažkokio tarpelio. Labai neblogai. Taigi, ir dar vienas pričindalčikas. Čia reikia man kamerytės. Parodyčiau. Leidžiam endoskopą. Pamečiau už tą galiuką. Taigi, čia yra veidrodinis nukreipėjas turbūt vaizdo. Esmės, kai jisai padaro, kad galite matyti šoną. Bet tada, kaip matosi, kad ganėtinai trukdo apšvietimas. Jeigu jisai atsijungtų, būtų geriau. Aha, čia netgi rezoliuciją galime reguliuoti.
Galime atjungti mes švietimą. Čia dar visokio nustatymų yra, žodžiu, vaizdą sukinėt galima, tamsumą. Išjungti jungt galima. White balansas, nu žodžiu, čia dar nustatymų yra nemažai. Taip, maximum frames per second reguliuojasi. Ekspertų nustatymai kažkaip, ten jau nebelysim. Iš esmės, ko tikrai trūksta, išjungti. Čia vaizdą galim patraukti. Iš esmės, ko tikrai trūksta, kad išjungti blicą. Šiuo atveju jis labai trūksta. Tai va, toks gadžetukas įdomus. Tiesa, įeina kompaktas, kur daugiau turbūt tas pats appsas, dar kažkas įdėta, kokios instrukcijos. Tai tiek kol kas. Linkas bus kaip visą laiką description'e. Laikinkit, subscribinkit. Toks įdomus dalykiukas šiandien ir iki greito.